Kartais net nesusimąstome, kas slypi po įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimais. Kokią veiklą užsiima, kokį produktą ar paslaugą suteikia šios įmonės. Dažniausiai net neįsivaizduojame. Apie visą tai laidoje žinomi, bet nežinomi. Šioje laidoje lankysimės uždarojoje akcinėje bendrovėje LVG Technologijos. Įmonė įrengia visas statinio inžinerinės sistemas tiek pramoniniuose, tiek individualiuose objektuose. Inžinerinės sistemos – tai arterijos, kuriomis cirkuliuoja pastato gyvybė. O ką apie tai mano gyventojai? Ar esate girdėję tokią įmonę uždaroji akcinė bendrovė LVG Technologijos? Nesu. Ne. Taip, man teko kompiuterį daryti pas juos. Taip, esu girdėjęs. Gal žinote, kokį darbą jie dirba, ką jie atlieka? Kiek žinau, jie lyg tai dirba kažką su saulės energija, galbūt su baterijom ir panašiai. Taip, žinoma, tai yra pati geriausia kondicionavimo vėdinimo įmonė Marijampolė. 100% rekomendacijų jiems. Ieškodamas informacijos apie šią įmonę, internete radau įrašą visos statinio inžinerinės sistemos. Kokios statinio, pagalvojau? Kokios sistemos, kodėl inžinerinės? Bet netrukus visą tai sužinosime. Eime vidun. Uždarosios akcinės bendrovės LVG Technologijos direktorius mūsų laidai truputėlį papasakos apie šią įmonę. Kada įsikūrėte, kiek žmonių dirba, visa jūsų tokia trumpa veiklos istorija. Įmonė jau gyvuoja daugiau nei 17 metų. Aš prie jos prisijungiau prieš 7 metus, kai jau visi pagrindai buvo nukloti įmonės ir realiai dirbam, mūsų visas darbo pobūdis yra į būtent visą namo inžineriją. Tai yra, kas liečia vėdinimą, vėsinimą, šildymą, oras, vanduo, stebėjimo sistemos ir daug kitų dalykų, kurios, kaip sakoma, padedame, žmonėms. Ypatingai, ta prasme, mūsų gal daugiausiai tikslinis klientas yra, kur žmonės statosi naujus namus. Tai mes nuo A iki Z galime padėti ir būti dešinioji ranka. Bet jūs savo darbus atliekate turbūt ne tik tai individualiuose objektuose. Man atrodo, jūs puikiai dirbate ir pramoniniuose objektuose. Taip, turime ir pramoninių objektų, tai kaip turime ir Woodlife įmonę, kur dėjome beveik 400 kW elektrinę. Turime taip pat ir tam tikrų bendrijų Kaune, Marijampolį, kur dėjom saulės jėgainės. Tai yra tų objektų, tikrai taip. Įmonės branduolį sudaro geras kolektyvas. Kur randate, kur išsiauginate savo darbuotojus? Ypatinga mūsų įmonės savybė, kad pas mus darbuotojų kaita yra beveik nulinė. Tai yra, kiek žmonių ateina, labai mažai jų išeina. Vertiname kiekvieną darbuotoją, su kiekvienu būname mes kolektyvas kaip šeima ir pas mus nėra tos darbuotojų kaitos absoliučiai, kad vieni išeina, kiti ateina, ypatingai ir montuotojų tarpe, kas atėjo, tas dirba, jau turime ir 11 metų dirbančių montuotojų, o taip pat turime ir metus dirbantį montuotoją, kuris naujausiai prisijungęs prie mūsų. Dar sužinojau, kad jūs turite filialą ir Kaune. Jo, Kaune filialą jau turim 4 metai. Tiesiog buvo tas toks mąstymas plėstis šiek tiek iš Suvalkijos eiti į Kauną. Ir Kaune taip pat turime vadybą, joje dirbam, kad aptarnauti, būtų paprasčiau bendrauti Kauno gyventojams. Sakykit, direktorė, o koks yra jūsų įmonės sėkmės tas grūdelis? Kaip jūsų ta įmonė sugeba laviruoti tarkim kitų konkurencingų įmonių, išlaviruoti šiais laikais ir prisitaikyti prie esančių sąlygų iš tikrųjų labai sunku. Kaip ateina pas jūs ta sėkmė? Nes kiekvienas klientas yra mums svarbus ir realiai didžiausia sėkmės istorija, kad klientai pas mus yra laimingi ir mūsų darbai ir labai vertina mūsų klientai. Labai gaunam daug rekomendacijų, kurie ateina, man rekomendavo kaimynas,
draugas ir per tai, kaip sakom, užsitarnavo, o tai klientų, kaip čia vadinkim, žodis yra svarbiausias. Atvykus į jūsų ofisą, į administracinį pastatą, į akis krenta labai daug gaminių pavyzdžių. Gal truputėlį plačiau apie juos, gerbiamas direktoriau, su kokiomis įmonėmis dirbate, kokius prekinius ženklus paėmė į savo glėbį ir kokie tai prietaisai? Realiai, kas liečia oras, tai mes turim visą gamą, tai yra nuo pigiausių, GRI kondicionieriai, čia siūlom žmonėms tiems, kurie nori tiesiog kainos, kuo pigiau ir patikimi aparatai. Jų gendamumo procentas ten gal 0,8%. Yra žmonių, kurie nori, kaip vadinkim, žmonės nori Mercedeso, turime, kaip sakoma, ir Daikinas, Panasonicas, japonų gamintojai, tai jie būtent pasižymė savo kokybę, tylumu ir turi dar papildomų funkcijų, kaip Daikinas turi flash streamerį, tarkim, Panasonicas turi Nano X. Jų savybės yra ypatingos, skiriasi nuo kiniečių tuo, kad naikina kvapus, antibakteriniai, net įrodyta yra Nano X, kad naikina koronos viruso visas bakterijas, kurias mes taip pat savo ofise, taip pat įsirengę esam Panasonicą, kurį naudojam savo reikmėms. Kas vis dėlto yra tos visos statinio inžinierinės sistemos, jų įdiegimas, ką jūs ten darote? Tai jos apima labai plačiai ir šildymo sistemas, vėdinimo sistemas, kondicionavimo sistemą, vaizdo stebėjimo sistema, gali būti taip pat ir santechnika. Visą tai teikiam tokias paslaugas, parduodam tokią įrangą ir taip pat ją ir diegiam. Kas beje ir saulės elektrinių turbūt įrengimas ir įkrovimo stotelių montavimas taip pat įeina į šias sistemas, ar ne? Be abejo, taip šiandien dienai aktualus klausimas irgi brangstant ir elektros kaštam, tai elektrinės akumuliatoriai elektrinių ir elektromobilių įkrovimo stotelės, tai taip pat šitai visi dalykai. O kas yra šildymo sistema oras vanduo arba tarkim sistema oras, kaip jos veikia ir kokie jų pagrindiniai skirtumai? Tai abi sistemos veikia tokiu principu, kad absorbuoja šilumą iš lauke esančio oro ir jie perduoda į patalpas. Tai skirtumas tik tai tarp jų, kad oras vanduo sistema perduoda tą šilumą radiatorių pagalba ir grindinių prietaisų sumontuotų pagalba. Taip pat gali būti pašildomas ir vanduo buitiniam vartojimui, o oras tiesiog išpučia per vidinį bloką šiltą orą. Tai toks skirtumas tarp jų. Visą laiką domina šių įrenginių efektyvumas ir energijos taupymas, kas be galo dabar aktualu kiekvienam čia. Tai abi sistemos yra tikrai labai efektyvus. Kaip pavyzdys, iš 1 kW elektros energijos gali išgauti iki 5 kW šilumos energijos. Ir jos yra ne tik efektyvios, bet ir aplinkai draugiškos sistemos, nes šildymo metu nereikalingas joks degimo procesas, nereikia kamenų, kaip pavyzdys, ten kieto kuro katilui, nėra rizikos apsinuodyti smalkėmis ar kilti gaisrui. Tai yra daug patogesnės naudoti ir dėl to dažnai jos yra naudojamos kaip alternatyva ir tiek dujiniam katilam, tiek kietojo kuro katilam. Daugumai mūsų žiūrovų kyla klausimas, ar tai labai brangu įsidiegti pas save namuose? Tai jeigu oras sistema, tai ji yra visiškai gali būti nebrangi, nes yra paprastesnė negu oras vanduo sistema. Paprastai dar gal žmonės ją kaip kondicionierius tiesiog vadina, nes iš principo tai yra kaip kondicionierius. Tai gali kainuoti ir nuo 700 su montavimo darbais. O oras vanduo sistema šiek tiek sudėtingesnė, reikalaujanti sudėtingesnių ir montavimo darbų ir pati įranga sudėtingesnė, tai jos kaina, jeigu nedideliam namui, gali kainuoti maždaug nuo 4000 eurų. Kiek laiko trunka įdiegti šias sistemas? Pavyzdžiui, aš suprantu, kur yra individualūs namai, turbūt tai yra mažesnis laiko tarpas, bet jeigu mes turime kažkokį tai gamyklas, kitus statinius.
Taip, pats įdiegimas, jeigu kalbant apie oras sistemą, tai gali užtekti ir pusdienio. Jei kalbant apie oras-vanduo sistemą, tai gali reikėti keletos dienų. Tik dar norėčiau gal šiuo atveju atkreipti dėmesį, kad sezonų laikotarpiu pats įdiegimas gal panašus, tik tai susidaro kitą kartą eilė klientų laukiančių, nes padidėja paklausa, darbų apimtys, tai gali tas darbų pradžia nusikelti ir savaitę, ir keliom tenai, ir net iki mėnesio. Ar šios sistemos, šildymo sistemos naudojamos tik šildymai? Ne, jos lygiai taip pat gali būti naudojamos ir šaldymui, vėsinimui. Tai oras sistema tai visiškai kaip pilnavertė vėsinimo sistema, kaip kondicionierius veikia, o oras vanduo nėra gal tokia efektyvi vėsinimui, bet taip pat ją galima naudoti ir atvėsinti patalpas. Ar sudėtinga šių sistemų priežiūra, ar yra didelis išlaidos prižiūrėti šiuos įrenginius? Priežiūros nereikalauja ypatingos visiškai ir tai gali net kiekvienas vartotojas pats pasidaryti. Reikėtų metuose kartą išvalyti prietaiso filtrus, galima išplauti šilumokaitį. Tai kaip ir minėjau, gali kiekvienas vartotojas tą padaryti pats arba galim tokią paslaugą atlikti ir mes, jeigu yra poreikis. O ką galėtumėte patarti gyventojams, norintiems jau dabar įsigyti šias sistemas? Tai žinoma, tai labai priklauso nuo namo izoliacijos, koks tas namas, ar keičiamas yra pečius, ar naujai statomas, namo patalpų dydis, išplanavimas. Tai viskas, dėl to kiekvienu atveju būtinai mūsų specialistai nuvažiuoja į vietą, apžiūri, kokius galima variantus pasiūlyti klientui, bendraujam, išrinkam tinkamiausią. Bet labiausiai gal norėčiau atkreipti dėmesį besistatantiems, dar planuojantiems namus, kad darantis namo projektą, kad lygiai grečiai pasidarytumėte ir šildymo sistemų, vėdinimo ir vėsinimo sistemų projektą, kurį mes galime padaryti ir nemokamai, jeigu įranga perkama pas mus. O kokie būtų patarimai butų gyventojams? Taip, butų gyventojams naudingiausiai įsirengti paprasčiausius oro kondicionierius, kurių pagalba galima ir pasišildyti ir atsivėsinti orą, kaip pavyzdžiui pereinamųjų laikotarpių sezono, kol dar neįjungtas centralizuotas šildymas, tai galima su jais pilnai pasišildyti. Tik norėčiau atkreipti dėmesį, kad montuojantis kondicionierius bute gali reikėti savivaldybės arba gyventojų leidimų, tiksliau gali ir to leidimų reikėti, tai priklausomai nuo kondicionieriaus montavimo būdų. Dėl to irgi visada reikėtų pirmiausia irgi pasikonsultuoti, atvažiuojam irgi į vietą, apžiūrim, patariam klientui, kokį galimi variantai ir paaiškinam, kokiu ar reikia ar nereikia kažkokių tai leidimų sutikimų. Viename iš individualių namų jau yra įrengtos šildymo sistemos oro kondicionieriai. Apie tai mums plačiau papasakos uždarosios akcinės bendrovės LVG atstovas. Video matyti šilumos siurblys, oras vanduo. Svarbu šilumos siurblį montuojant parinkti jam lauko bloko vietą. Tai mes dažniausiai stengiamės parinkti ją, kad jinai nebūtų kur nors ant akių, nematomoj vietoje, pradedant projektavimo stadijoje, išsivedant komunikacijas ten, kur reikia, o ne ten paskui, kur leidžia mum jau galimybės. Tai dėl to būtent labai svarbu šitą dalyką atlikti pakankamai ankstyvam namų statybos etape. Čia yra sumontuota sistema oras vanduo su atskiru boileriu. Boileris yra 300 litrų, kadangi su integruotu boileriu yra tik tai 185 litrų, tai kas naudoja biškį daugiau karšto vandens, rekomenduojam statyti su atskiru, kad vandens užtektų prisileidžiant vonias ir po to, kad jisai nesibaigtų. Na ir pats vidinis blokas sistemos. Viskas pakankamai aišku. Reguliuojasi vandens temperatūra pačio boilerio, o pati šildymo sistema dirba pagal lauko temperatūros kreivę.
Kaip vis dėlto veikia saulės elektrinė ir kaip jos yra montuojamos? Saulės elektrinė sudaro pagrindiniai tokie komponentai, tai saulės moduliai, kurie saulės šviesą paverčia elektrą, ir toliau yra inverteris, kuris konvertuoja iš pastovios, iš nuolatinės elektros srovės į kintamą elektros srovę, ir toliau tą elektrą jau galima perduoti į tiesiai vartojimą arba į elektros tinklus arba į energijos kaupiklius, priklausomai kaip žmogus pasirenka. O kur galima sumontuoti saulės elektrinę? Tai saulės elektrinės montuojamos paprastai ant žemės arba ant pastatų stogų. O kiek energijos gali generuoti saulės elektrinė? Lietuvos juostoje saulės elektrinė gali generuoti iš 1 kW galios gali apie 1000–1100 kWh per metus. Ar saulės jėgainės turi ilgamžiškumą? Tai dabartinės saulės elektrinės tikrai yra patvarios ir suteikiama net garantija kai kurių gamintojų iki 30 metų, ir jos net ir po to laikotarpio pagal gamintojų deklaruojamus parodymus gali išlaikyti savo našumą iki 90%. Tai tikrai ilgalaikis gaminys. Na, o sakykit, kokie yra saulės elektrinių privalumai? Tai pirmiausia, tai yra švarus elektros išgavimo būdas, bet vartotojui gal toks labiausiai apčiuopiama nauda, kad ta išgaunama elektra yra nebrangi ir tai suteikia didesnę energetinę nepriklausomybę. Na ir ką daryti su tuo pertekliniu energijos kiekiu? Taip, perteklinį energijos kiekį galima pasirašius sutartį perduoti į elektros tinklus. Čia priklausomai nuo sutarties su tinklų operatorium gali būti arba pasaugojama vėlesniam vartojimui pačio kliento, arba gali būti superkama. Taip pat gali būti perduodama į energijos kaupiklius, kuriem šiuo metu taip pat yra teikiama parama valstybės. Kiek kainuoja įsirengti saulės elektrinę? Ar tai brangus malonumas? Šiuo metu saulės elektrinių tikrai kainos yra labai palankios, ir kaip pavyzdžiui 10 kW galios elektrinę su valstybės parama galima įsirengti maždaug nuo 1500 eurų. Tai čia priklausoma irgi nuo modulių tipo, nuo montavimo aplinkybių, tai maždaug galima ir už tiek. Įdiegiant saulės jėgainės šildymo sistemas yra suteikiamos įvairios paramos klientams. Plačiau apie tai mums papasakos Rūta Tačilauskienė, šios įmonės LVG technologijos administratorė. Tai visų pirma noriu paminėti tai, kad yra 2 agentūros, per kurias galima įsisavinti paramas. Tai yra Lietuvos energetikos agentūra ENA, aplinkos projektų valdymo agentūra AFA. Jos yra pasiskirčiusios pagal kryptis. Artimiausios planuojamos paramos yra saulės elektrinėmis. Jos planuojamos paskelbti vasario pabaigoje. Ir šį projektą organizuos AFA. Katilų keitimas numatomas kiekvieną šių metų ketvirtį ir projektą organizuos ENROC. LVG technologijų puslapyje mes visada paskelbime, kada planuojama paskelbti paramas ir kada jos yra paskelbiamos. Taigi kviečiu visus pamėgti mūsų Facebook'o puslapį ir nepraleisti aktualios informacijos. Kokios didžiausios klaidos, kurias dažniausiai daro klientai, norėdami gauti paramą? Jeigu kalbam apie oros vanduo šildymo sistemą, tai žmonės dažniausiai pasirenka netinkamą įrenginio galę. Tai praranda dalį finansavimo ir nepasinaudoja visomis galimybėmis. Šiuo metu planuojama naujai paskelbti vasario pabaigoje parama saulės elektrinėms turės tam tikrų pakeitimų. Žmonės jau turės būti susimontavę įrangą ir tik tada galės pretenduoti į paramą. Tai reiškia, kad jau bus įranga sumontuota, ESO turės turėti nuosavybės ribų aktą,
ir tik tada visus dokumentus bus galima sukelti. Kokio dydžio paramą gali gauti klientas? Kalbant apie saulės elektrinės, tai naujai įrengiamai saulės elektrinė yra skiriama 255 € už kilovatą, jeigu tai yra galios plėtimas 190 € už kilovatą. Jeigu kalbant apie šilumos siurblius, tai yra apskaičiuotas koeficientas ir pagal šildymo galią bei šildymo įrenginio tipą yra skiriama išmoka. Esame įmonėje Woodlife. Būtent šioje įmonėje uždaroji akcinė bendrovė LVG Technologijos padarė milžinišką darbą. Apie tai mums plačiau papasakos Rokas. Tai šioje gamykloje mes sumontavome saulės elektrinę, konkrečiai sumontavome 400 kW galios elektrinę. Ši saulės elektrinė užsakovui ženkliai prisidėjo taupant elektros kaštus. Taip pat ši gamykla prisideda prie ekologiškesnio rytojaus, turėdama tokio dydžio saulės elektrinę. Visa saulės elektrinė yra sujungta į 4 inverterius. Inverteriai tai konvertuoja nuolatinę saulės elektrinės gaminamą elektros srovę į kintamą srovę, kurią galima paduoti į vidaus tinklą, kaip šiuo atveju yra ir padaryta. Iš esmės, kaip ir minėjau, visa ši sistema dirbanti bendrai padeda taupyti energijos kaštus, taip pat padeda konkrečiai šiai gamyklai išlaikyti konkurencingumą, taipogi tapti mažiau priklausoma nuo išorinių tiekėjų. Verta paminėti, kad šiuo metu vyksta paramos juridiniam asmenim. Tai ši gamykla su šia sumontuota saulės elektrinė taip pat pretenduoja gauti paramą. Jis yra dabartiniam kely gauti dotaciją. Vėlgi ši parama svariai prisideda prie atsipirkimo laiko, jis žymiai sutrumpėja, nes didžiąją dalį kompensuoja Lietuvos energetikos agentūra. Ir iš tikrųjų smagu ir pasidžiaugti dėl to, kad kuo daugiau, daug gamyklų, daug įmonių pradeda įsirenginėti ir diegti atsinaujinančias technologijas, tame tarpe, kaip šiuo atveju, saulės elektrinės. Ir ne viskas yra apie tai, kad yra taupomi pinigai dėl mažesnių elektros sąskaitų, bet reikėtų atsižvelgti į tai, kad šios įmonės tampa tvaresnės, ekologiškesnės ir kaip verslas patrauklesnis. Nes šiai dienai tvariam būti yra didelis privalumas. Beje, šioje įmonėje galima įsigyti ir integruojama virtuvės buitinė technika. Taip, pradėjom tokią naują veiklą, prekybą buitinę techniką. Ne tik integruojama, galima ir laisvai statoma technika. Čia ekspozicijoje išstatėm tokius produktus, kurie yra išskirtiniai ir jų jūs negalėtumėte įsigyti prekybos centruose, nes tai yra baldų studijoms skirta technika, tik tai, kaip pavyzdys, Bosch prekiaujam ir NEF technika. Mūsų regione vieninteliai turim teisę tokią atstovauti ir ji yra ypatinga tuo, kad yra daug funkcijų įvairių, grafinis meniu, dideli displėjai, įprogramuoti režimai patiekalų, yra šaldytuvai ten su nulinėm zonom ir panašiai. Tai kaitlentės integruotais gartraukės, bet gal tokia įdomesnė technika, NEF yra dar gal mažiau žinoma, irgi taip pat vokiečių gamintojas, kaip ir Boschas. Tai daugiau išskirtinių tokių funkcijų turi, kaip pavyzdžiui, orkaitės durelės gali būti sustumiamos į vidų, kad netrukdytų patiekalus įdėti ar išimti. Yra karšto garo gaminimas, sausvide funkcija, kur ilgo gaminimo garuose, ko neturi gal kitos orkaitės. Taip pat yra su integruotu gartraukiu, kuris gali būti visiškai paslepiamas.
valdymas padarytas irgi toks įdomesnis, kad valant galima valdymo ratuką nuo kaitlentės nuimti, lieka lygus paviršius, patogus nuvalyti. Taip pat ir tas pats ir yra ir orkaitėse, galima vienoje arba kitoje pusėje tą ratuką uždėti, galima ratuku valdyti, galima lietimu. Tai tokie išskirtinumai, taip pat yra atkreipiamas dėmesys į dizaino elementus, galima kiekvienu atveju pagal baldų dizainą ir namų interjerą pasirinkti ir juosteles apdailos, tiek orkaičių, tiek kaitlenčių yra gama spalvų. Tai tokia išskirtinė technika, kurią dabar pradėjome prekiauti ir kviečiame užeiti ir susipažinti iš arčiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą savaitę.